tarybiniais laikais mes tų pievų negaudavom, gaudavom su tėvu, mama laikė karvutę, tai šienaudavom pagriovius, dulkinus. Tad dulkių šieną šerdavom gyvuliam. Esu gimęs Šilutėj prie Šyšos upės kranto, ten gyvenom ir mes čia atsikraustėm tik tai 89 metais. Tėvas sako, tokios nendrės gražios, sako, reikėtų pjauti, reikėtų pradėti dengti. Nu, tas ir patraukė. Nu, pievose tos nendrės augo, kur tokiose vietose, kur ten nepašienausi, šlapiose vietose. Ir tik tai žiemą gali šienauti. Kada ledas uždengia pievą, tada tenai ant ledo gali šienauti. Parvežtos iš lauko yra atrišamos ir pradedamas valyti nuo žolės ir nuo trumpų visokių atliekų, va tokių. Va taip yra. Valomos, rankiniu būdu viskas dirbama. Va, sumušama galai ir dedama čia prispausti, surišti iš naujo. Čia atgaivinau šitą pamirštą verslą, kaip sakoma. Viso to krašto buvo pagrindinis tas toksai ir kaip verslas, ir kaip prievolė savo stogus užsidengti. Nebuvo tos nerūdyjančios vėlos, kurią mes dabar turim, kurie, kaip sakoma, ilgaamžiai yra iki 100 metų laiko. Ir jie rišdavo su vitelėm, su pakulom. Tai tuo supūdavo, paleisdavo ir gaudavo remontuoti tą stogą. Stogas, jeigu gerai suveržtas, jisai nebijo nieko, nei lietaus, jisai nubyra per 10 metų 1 centimetras tik tai to stogo sumažėja storis. Nebijo vėjo, kas svarbiausiai. Vėjas į jį, kaip sakoma, amortizuojasi. Ne vienas uraganas mūsų nėra pajudinęs. Paudžiama ir surišama su šniūru. Paima surišama su šniūru. Jau dabar bus greit 30 metų. 30 metų greit bus. 91-4 įkūrėm įmonę. Iš pradžių ūkininkas, paskui įmonę įkūrėm, tai ūkinę bendriją. Tai va, kai ūkininkų bendriją įkūrėm, tada jau stipriau pradėjom dirbti. Samdėm darbininkus, mokinom, bet taip jau masiškai nebedirbam. Visi galvoja lengvas darbas. Lengvi darbai nebūna, kiekvienas darbas savotiškai yra sunkus. Žmonės, kurie nežino to verslo, nežino to darbo, tai va taip ir galvoja, kad čia yra aukso kalnai. Bet vieną kartą atvažiavo kauniečiai, sako, tu duok mums nusipjauti tokį plotelį. Sako, mes nusipjausim, o tu uždengsi. Vyrai, sakau, su malonumu, va, imkite įrankius, važiuojam į pievą. Nuvažiavo, vieną dieną padirbo, pravažiavo kur vienom rankom, sako, ne, Alfonsai, va, geriau tu jau uždenk. Nupjauk ir uždenk, jau mes nenorim daugiau. Galvoju, kad gali nebūti kam paveldėti, bet stengiuosi kažkaip tai pritraukti vieną iš jaunimo. Gal pasiseks. Nu, visai vilioju, nu, daug dievė gal. Gal pasiseks, gal pratęs mano tradicijas visas. Juk čia tam krašte daugiau ir nėra tos tų dengių, niekas
kaip sakoma, tas amatas vėl bus pamirštas, niekam nereikalingas.